Sveiki gyvi, čia vėl Saulius Šarkauskas ir visi mūsų Šiaurės Kipro reikalai. Toliau mūsų kalbėsime apie kontrakto pasirašymus, sakysim, kadangi jūs esat jau šitame YouTube kanale, tai greičiausiai ir matėt mano praeitus video, kaip pasirinkti, su kuom bendrauti, kokius klausimus uždavinėti, titulai buvo, mokesčiai apkalbėti jau. Tai tos jūs kaip ir žinote, tos reikalus visus. Dabar norėčiau dar tokį vieną niuansėlį, tai būtent kontrakto pasirašymo metu su statytoju, ką reikėtų atkreipdėmėsi, kaip pasirašinėjat kontraktą, sakysim, perkat būstą iš pirmų rankų, ar ne iš pirmų rankų, pirksit vis tiek, bet kokiu atveju tada jau ar turėsit kreiptis pas advokatus, kad advokatai jums padėtų, o tuo pačiu ir agentūros licencijuotos, būtent Šiaurės Kipre. Tai čia labai tas aktualus klausimas jums turėtų būti ir aš jums pasakysiu kodėl. Tai vėl kontrakto klausimai, tokia tema šiandien bus. Tai pirmas toksai klausimas galbūt iš tikrųjų turiu 4 tokius kaip ir klausimus ir 4 ir bandysiu juos atsakyti jums. Arba jūs turėsit paklausti būtent, kad jūs statytojas atsakytų iš šitos klausimus. Tai pirmas būtų iš jų, ką aš perku. Tai tas klausimas toksai, kad ką jūs perkate. Tai statytojas turėtų jums vis dėlto kontrakte turi numatyta būti, kokio dydžio projektas, kiek būstų vienetų ir kokių bus pastatyta, sakysim, jeigu jūs perkat ten studiją, ar perkat vieną miegamą ar 2 miegamųjų, kiek bus tų miegamųjų apskritai visam projekte. Kodėl tas klausimas man toks iškilo? Todėl, kad kai norėsit, pavyzdžiui, išnuomoti savo butą ir jų bus ten koks 50, gal daugiau, būtent tokių vieno miegamųjų ar 2 miegamųjų ar be studijų. Tai kokia, sakysim, ne garantija, bet, sakysim, ant kiek patrauklus jisai bus nuomai, sakysim, kad patrauklus jie yra, tai yra patrauklus, bet ant kiek agentūros, sakysim, tenai viena turėtų dirbti, kad išnuomotų būtent jūsų butą, užimtumas, gal pasakysiu taip, užimtumas didesnis būtų, nes kuo daugiau būtent tokių būtų, tuo mažesnė tikimybė, kad išnuomos jūsų butą, arba jisai nuomosis rečiau. Tai trumpiau sakant, kuo daugiau tokių būtų bus kaip jūsų, tokio dydžio, tuo mažiau jisai nuomosis dienų. Tai dėl to reikėtų pasidomėti, kokio dydžio patį projektą jūs perkate. Jeigu perkat daugiabučių rajone, kur ten bus 5000 gal tų būtų, ten, kad išnuomotų tą agentūrą, kurį pasamdysit nuomą, tai kiek jūs gausit grąžos, aš nežinau. Gerokai mažiau, greičiausiai. Tai vėlgi, toliau kokia vietoje bus objektas, reikia vėl nuo vietos žiūrėti, ant kiek jisai patrauklus bus tiek jums patogus ir perpardavimui, sakysim, jeigu investuojate į statybas, pardavimui ar nuomai. Vėl kokioje vietoje jis stovės, kiek likvidus bus būstas, kaip pastatys, ar nuomos, sakysim, kokia ant kiek patrauklinai bus. Tas pats būtas, vėlgi ten, kaip rinktis būtą, aš jau kalbėjom prie tos senesnės temose, kad kokią pusę rinktis, kad būtų ir nuomininkui patraukliau, ir pačiam būstui būtų geresnė vieta, sakysim, dėl to šildymo, kad nėra žiema. Tai po to, kad kas administruos, vėlgi klausimai tokie statytojai, ar yra nuomos kompanija prie jų kažkokia bus, kurie jums nereikės ieškoti pačiam, kiek tai kainuos administravimo mokestis, būtent nuomos. Kokia infrastruktūra bus sukurta pačiam objektui, sakysim, sukurta bus daug namų, tai greičiausiai, aišku, baseinai, ten, arba nėra baseinų, ten, žiūrint, kur čia pasirinksi, kokiam projekte. Tai kokia infrastruktūra bus sukurta, jeigu norėsit perpardavimui ar nuomai, tai labai aktualu. Kada statybų pabaiga turi būti numatyta aiškiai, kada pastatyta, kokios yra baudos, jeigu jie nespėja,
dastatyti iki galo, sakysim, jums parašo, kad pabaigs per 3 metus, bet jie mato, kad nepabaigė per 3 metus, pabaigs dar po metų tik tais. Ar kompensuos, kokia kompensacija tada bus jums išmokama, kokiais būdais tai bus padaryta. Jeigu jūs neišmokat, sakysim, nemokat laiku įmokų, vėlgi kokia bus, sakysim, ar bauda, ar kažkokia tai kompensacija turėsit išmokėti statytojui, jeigu jūs laiku nemokėsit. Vėlgi turi būti įtraukta į kontraktą. Tai vėl toliau žiūrim, tai yra, ar yra tenais žemės titulas, kaip mes irgi prieš tai kalbėjome apie tos titulus, koks yra titulas. Ar jisai apskritai, titulas, kad yra, ten viskas tvarkoja, nes kipriečiai jie gauna tos titulus, kurie bebūtų stovėtų. Tai svarbu, kad būtų išmokėti, išpirkti ar be turkų, tai jiems nėra svarbu. Bet jeigu tas žemės, tas objektas bus pastatytas ant žemės, kuri yra arčiau kaip 500 metrų nuo karinių bazių, jūs titulo bet kokiu atveju negausit. Jums nebus išduota. Jūs kaip nekilnojamą turtą nusipirksit, būsit savininkai būtų, galėsit juos perparduoti, galėsit juos nuomoti, bet žemės titulų jų neturėsit, kaip ir praeitoje laidoje sakiau, kad būsit pririšti prie statytojo ir norėsit parduoti, statytojas iš jūsų jums papildomą mokestį už leidimą parduoti jums tą būtą. Tai vėlgi titulo reikia žiūrėti, ar jisai yra ir koks jisai yra ir dar reikia žiūrėti, kad nebūtų. Ar jums, kaip užsieniečiui, pardavimo metu, sakysim, ar galėsit išsipirkti tą titulą? Jeigu sakys, kad ne, jūs užsienietis negalite išsipirkti, tai nežinau, jūs patys tada turi galvoti, ar jūs norėsit įpirkti ar ne, ar ieškosit kažkokį kitoj vietoje, kur toliau nuo karinių bazių, kur jūs gausit 100% titulą. Jeigu sakys, kad ne, tai reiškia, jisai yra arti karinių bazių, arba naftos kažkokių tai platformų, ne platformų, bet kažkokių tai perdirbamą įmonių, kur neduoda titulų užsieniečiams. Tai čia tokia. Toliau infrastruktūra, kad statybų pabaiga yra, titulas yra ok. Šitą apkalbėjom. Pirmą klausimą, tai ką aš perku. Tai antras klausimas būtų, kada ir kiek reikia mokėti. Mokėjimo planai yra išdėstyti, jei tai išsimokėtinai, tai per kiek metų susitarsit, jeigu objektą stato per 3 metus, kas dažniausiai čia būna 30% pradinis įnašas, po to mokat dalimis iki raktų, sakysim, kai susitarėte 60–70%, visą sumos sumokat iki raktų. Ir gaunat raktus, tada įrenginėja tą butą, susimokat visus pilnai mokesčius, kokie ten bebūtų, ten PVM-as, dar kažkokie gerbūvio mokesčiai, susitvarko skaitliukus visus, trafiką sumokat, tai yra komunikacijų pajungimo mokesčiai ir tada jūs jau kaip ir galite patys gyventi arba nuomoti ir kokias bus sutartis toliau išsimokėjimo, jeigu jūs toliau išsimokat dar tos 30–40%, kiek jums lieka. Ar duoda metam, 2 ar 3, būna taip, kad iki 6 metų neišsimokėtinai duoda be palūkanų. Kiti prašo palūkanų sumokėti kažkiek tai ten už tos visus kitus metus, bet jūs turite raktus, jūs galite išnuomoti ir gal ta nuoma ir dengsis jūsų tas palūkanas. Tai čia vėlgi kontraktuose turi viskas būti įtraukta, žinai, kaip tenais visi tie reikalai daromi. Tai kokie tie mokesčiai, sakysim, kokie mokesčiai, jokie ten, mokesčiai mes ką apkalbėjom praeitoje laidoje, atsidarykit, pasižiūrėsit, kokie yra mokami, tai yra, su laiku, kiek pastato, paskui vienu mokesčiu sumokė, ten kažkiek pastato, vėl ten dar kažką dasimokė, PVM-as mokamas dažniausiai pabaigoje jau, gerbėjo mokestis pabaigoje mokamas yra, ir tie visi tie skaitliukai ten toliau irgi pabaigoje mokami yra. Tai va, paskiau, kokios infrastruktūros mokesčiai bus, kaip pastatys, sakysim, irgi jie turėtų numatyti jau, kas ten bus, jie turėtų žinoti jau, kiek bus baseino, kiek bus aplinkos tvarkymo ir tas aplinkos mokesčio, būtent gerbūvio mokesčio turėtų būti irgi kažkoks nustatytas kaina, bet pagal jūsų butą, kokio dydžio perkate. Tai vėlgi turėtų būti įtraukta į sutartis. Po to komunikacijų pajungimai, tai aišku, ten visokie PVM, skaičiukai, vandens pajungimas,
dėl tos pačios žemės, ar galėsit išpirkti, ar negalėsit išpirkti. Jeigu jinai gali išpirkti, išsipirkit, kad nenorit, nepirkit, palikit ant statytojo. Jeigu norit perparduoti, to labiau. Tai vėlgi, jeigu jūs norėsite perparduoti būstą ir nebusit išsipirkę viso titulo, tai koks mokestis bus būtent už leidimą parduoti jūsų būtą iš statytojo. Sakysim, statytojas tada jau turės nustatyti jums kainą, kiek norės paimti už tai, kad leidimą duotų jums parduoti. Ar statybų eigoje vėlgi, ar galėsit parduoti, vėlgi čia turėtumėte įtraukti į kontrakto tokį sąrašą, kad namas bus statomas 3 metus, aš po metų ar po 2 norėsiu parduoti ir ar statytojas leis jums parduoti neišmokėjęs visos pilnos sumos, būtent jūsų. Būna taip, kad leidžia išpirkti kitam žmogui, perparduoti, sakysim, jūsų tą įnašą visą, ką jūs padarėt, o kiti sako, ne, apmokėk iki galo ir tada gali parduoti. Tai vėlgi čia klausimas toksai. Tai čia tokios kaip ir kada ir kiek reikia mokėti. Toliau, ką mes turim agento ir statytojo abipusiai veiksmai, kokie turėtų būti, kokie yra. Tai vėlgi vystytojas jums parduoda objekto kontraktą. Jisai jums parduoda kontraktą, sakysim, ką jūs pasirašot su juo ir tos, ką mes prieš tai kalbėjome, išdėsto jums mokėjimus per 3 ar per 6 metus, per kiek jūs laiko norite išsimokėti tą būstą. Ir viskas, ir čia daugiau jokių ten su jo reikalų kaip ir nelabai ir turit. O visi tie kiti mokesčiai tenais, trafiko mokesčiai, tai jūs turit patys jau tenais apmokėti, jums tik išrašo, kad jūs turit mokėti, jūs tiesiog laikas ir turit eit mokėti. O kur ką mokėti, jums kaip ir nelabai aišku. Jūs gyvenat Lietuvoje, o jums mokėti reikia. Ir kas toliau? Statytojas sakys, aš jums kontraktą, viskas atiduotas yra. Kas jūsų agentas, sakysim, agentai turit šitą jums prižiūrėti. Tai čia yra tas agentų ir statyto abipusiai veiksmai. Kada agentūra jums parduoda tą būtą iš statytojo ar iš antrų rankų, sakysim, jie vis tiek užsiema tais reikalais ir jie jums padeda visus tos mokesčius apmokėti laiku, kada ateina laikas, tada ir padeda. Kaip sakiau, prie toje laidoje, kad agentai iš jūsų pinigų už tai neima, jie pasiema iš pardavėjo kažkokį tai bonusą, už kurios jums padeda toliau tvarkytis tos dokumentus ir šitą jums tiesiog, jeigu iš pirmo rankų ten yra daugiau tų mokesčių eilinių, ten kol statot namą, jeigu namas pastatytas, ten yra tik gerbėvio mokestis, susimokam ir šitą ir turiu biškį nutraukti. Tęsiu tą temą agentų ir statytojo abipusiai veiksmai, tai kaip sakiau, kad vystytojas parduoda jums kontraktą su įsipareigojimais per 3 ar 6 metus, kiek ten susitarsit apmokėti, visos mokėjimo kaip ir bus išmėtyti jums ar kas ketvirtį, ar kas mėnesį, nežinau ten kiek bus kontrakte parašyta. O jau agentas po to rūpinsis jau jūsų kontrakto įgyvendinimu. Sakysim tenai, kad pasakys, kada jums reikia mokėti, jau tenai tos visus eilinius mokesčius ir jums tiesiog praneš apie tai, kada reikės juos mokėti. Jums nereikės galvoti ir suk pačiam galvos dėl to, dėl kurio mes jūs net tiesiog paslaugą jums suteikė tokią ir bus ramiau ir teisėtumas bus visai kitoks. Jūsų to pirkinio, kada bus pasamdyti advokatai, jie patikrins patį tą statytoją, ar viskas tvarkoja ant geros žemės statoma, kad nebus tų jokių problemų. Ir po to, sakysim, ten, jeigu ir kiltų kažkokios problemos, tai vėlgi jums tas advokatas kaip ir padėtų tolimesnėje eigoje. Čia sekantis klausimas, apie tai bus, dar prieisim prie jo. Tai ką daro advokatai, jie ir patikrina būtent kokios žemės statomas, ar jinai teisiškai apiforminta, ar gauti leidimai statybai. Po to, sakysim, jau patys agentai jums padeda eiti jūsų tą kontraktą užregistruoti registrų centre. Padeda susiorientuoti, kada ir kiek reikia mokėti mokesčių. Sutartis turi būti paruošta turkų kalba pagal jų įstatymus. Ir papildomai dar vieną, kad jūs suprastumėte anglų kalbą.
kurie galit paskui užsiversti, jeigu kažkam neaišku. Tai va, tam ir reikalingi yra, sakysim, agentai, kurie jums padeda. Bet jie turi būti vietiniai, jie turi ten gyventi, turi būti registruotos agentūros būtent Šiaurės Kipre, kai jie vieną dieną sakys, man nebeįdomu, čia biznio nebėra ir vietiniai tokie atvykėliai iš Lietuvos išvažiavo namo ir viso gero ir jums nebėra kam skambinti, nebėra kam klausti, kaip dabar jau yra, taip kad prašo padėkit parduoti mano būstą, nes man sakė, kad man prieaugis bus per pusę metų, vos ne 50% ir jokių problemų nekils, bet problemos kyla. Bet apie tai mes jau kalbėjom prie tose laidose. Tai va ir bus dar vienas toks ketvirtas klausimas, kas bus, jei reikės daryti, ir ką reikės daryti, jeigu tai paeis ne taip kažkas, tai va, su jūsų statytoju, kažkas tai, va, sakysim, bankrutuoja, taip, net šiais laikais dabar nebūna jau taip, kad bankrutuotų, čia kažkada anksčiau, kiek girdėjau, prieš 15 metų, čia bandė kažkas statyti, atėję, statė, nepaėjo ir nutraukė statybas, dar tokių vaiduoklių matom stovinčių. Bet tai, jeigu taip bent jau atsitiktų, tai dėl kažkokių priežasčių statytojas nevykdo sutarties ir įsipareigojimų, tam ir yra pasamdytas jūsų advokatas, kuris tvarko tokius reikalus, teisinius procesus tokius. Bet jeigu taip sakysim, kad nedastato iki galo ir vis dėlto bankrutuoja, sakysim, ir taip ir atsitiktų, tai vis dėlto vėlgi prie to pačio grįžčio agentūros. Jeigu jos rimtos geros agentūros, tai jos apdraudžia jūsų pirkinį kažkokią sumą pinigų. Toje agentūroje, kur aš dirbu, apdraudžia nekilnojamą turtą iki 400 000 eurų. Jūs turi draudimą, už kurį papildomai nemokat. Jeigu jau kažkas paeitų ne taip, agentūra, per kurią jūs pirkote nekilnojamą turtą, kompensuoja jums įnešto, sakysim, tą dalį, kurią jūs įnešėt. Tam yra draudimas, bet draudimus daro rimtos agentūros. Tai jūs be baimės galite, sakysim, statyti ir nebijoti, kad ir kažkas ir atsitiktų, agentūra jums padengs jūsų išlaidas. Tai va, tai dėl to, sakau, agentūros tam ir reikalingos. Pasitikėkite tom agentūrom, kurios yra licencijuotos, oficialios Šiaurės Kipre. Aš dirbu vienoje tokio iš jų. Klausimai kyla, galit kreiptis, aš jums atsakysiu juos. Bet kokius klausimus, jeigu aš kažko nežinau, agentūroje dirba 20 žmonių, pasiklausiu, išsiaiškinsiu ir perteiksiu jūsų klausimus. Tiksliau atsakysiu jūsų klausimus, jeigu kažkokiu tai jų bus. Tai manau, kad kažką tai aš jums jau atsakiau. Jeigu dar kažkokių norit klausimų užduoti ar kažkas neaišku jums, visada prašom, galit rašyti ar beskambinti. Sieksiu su visais asmeniškai. Čia buvo Saulius Šarkauskas, Tavo namai Kipre. Iki kito karto.